Sveiki gerbėmėjai žiūrovai, dar viena mano laida. Šioje laidoje noriu Jums papasakoti, kodėl aš esu prieš feminizmą ir tikiuosi, kad Jūs po šios laidos, ypatingai jeigu Jūs esate moteris, taip pat būsite prieš feminizmą. Pradžioje noriu Jums paaiškinti, kad aš nesu prieš moteris, jokių būdų. Aš esu už moteris ir aš labai myliu moteris, bet aš esu būtent prieš feminizmo judėjimą. Nes žinote, iš tikrųjų, feminizmas, ta prasme, nori kaip išaukštinti moterį, kaip ir kad jinai būtų daugiau apmokama, gautų daugiau laisvės ir taip toliau, bet pažvelkime būtent prie ko tai mus prives, kaip visuomenė. Taigi, ir, žiūrint į visą tai, ką šiais laikais feminizmas šneka, žiūrint į tas moteris, kurios šneka, tai kaip ir visada dažniausiai būna, tai yra nemeilė moteriai. Ne. Tikrai nemeilė moteriai, tai daugiau yra neapykanta pačiai moteriai ir dar didesnė neapykanta vyrui. Taip, nes dažniausiai visi tie judėjimai, tai dažniausiai yra ne iš meilės daroma, o iš neapykantos. Tos moterys yra iš tikrųjų nuskriaustos vyrais, daug tų moterų yra lesbiečių paprasčiausių ir tapo jos lesbietės todėl, kad negalėjo susirasti savo tinkamo vyro, vyrai jomis nesusidomėjo ir jos jaučiasi nuskriaustos ir nori atkeršyti vyrams. Štai jums ir feminizmo judėjimas. Ką jos dabar skelbia? Skelbia, kad moteris yra vidutiniškai mažiau apmokamos. Taip, faktas, bet kodėl? Todėl, kad vyrai yra linkę daugiau imti sunkesnius darbus. Sakykime, kad ir aš imsiu bet kokį sunkų darbą, bet kokį purviną darbą, jeigu man mokės daugiau, nes kodėl? Nes aš kaip vyras noriu uždirbti daugiau. Moteris to dalyko nedaro. Joms svarbu yra, koks tas darbas. Atlyginimas, tai mažiau svarbu. Savaitgaliais darbas, jūs ką juokaujate? Vakarėliai, ką jūs? Kokie darbai savaitgaliais? Ir taip toliau ir taip toliau. Jau nekalbame apie purvinus darbus, apie darbus, kur siaubingai šalta, arba naktinis darbas, ar dar kažkas panašaus. Ne, moteris nori dirbti lengvutėlį, švarų darbą ir tikisi uždirbti lygiai tiek pat kaip vyras. Antras dalykas, jeigu visos moteris uždirbs lygiai tiek pat kaip vyrai, tai ar nebus tai marksizmas, komunizmas. Jeigu nėra tarp, vyro ir moters jokio skirtumo, mes visi turim uždirbti vienodai, tai tada gal nėra skirtumo tarp kvailo ir labai protingo žmogaus, tarp silpno fiziškai ir labai stipraus žmogaus, nes, šiaip vidutiniškai vyrai, nors jau fiziškai yra stipresni, tai yra faktas, pažiūrėkite į bet kokias sporto varžybas. Aš nesakau, kad visos moterys yra fiziškai silpnesnės nei visi vyrai, ne. Bet vidutiniškai vyrai yra tikrai daug stipresni ir vidutiniškai šiaip vyrai yra protingesni kažkuriom prasmėm. Nes šiaip protas yra toks dalykas, sakykime, moteris jos labai yra bendrautinos, iš tikrųjų puikiai atlieka, sakykime, sekretorės darbą, bet kai reikia viršininko darbą atlikti, tai jau yra kur kas sudėtingiau, nes moteriai sunku priimti tinkamą sprendimą, jie daugiau linkusi nuolankiauti, o biznėje jūs neturite niekam nuolankiauti, jūs turite išspausti kiek įmanoma daugiau, neatsižvelgiant į kitų žmonių norus, į kitų žmonių interesus. Moteriai tai būtų atlikti kur kas sudėtingiau. Dėl to vyrai yra linkę uždirbti daugiau. Tai dar viena iš priežasčių. Galų gale, kaip ir minėjau, jeigu vyras ir moteris uždirbs vienodai, bus dar vienas blogas dalykas. Dar vienas blogas dalykas, prapuls seksualumas, nes, taip jau yra, moteris nori būti dominuota vyro, vyras nori dominuoti moterį. Jeigu jie uždirbs vienodai, tai kam tai moteriai kurti kažkokią šeimą su kažkokiu vyru, kuris ir taip uždirba vienodai? Kokia prasmė? Štai, jeigu vyras uždirba daugiau, jisai gali ją nuvesti į restoraną, jis gali pastatyti ją į gėrimą, tada toks vyras ją labai pradeda dominti ir traukti seksualiai. Taip jau yra, čia nėra jokia prostitucija, čia vadinasi dominavimas vyro ir vyras, kaip ir tokiu būdu parodo savo dėmesį ir tai yra natūralu, kad jis uždirba daugiau, tokiu būdu jis save kaip vyras, moteris sudomina, nes moteris nori, kad šeima, vaikai būtų
aprengti, kad tol, kol jinai negalės dirbti, kol jinai bus nešia, kad vyras galėtų išlaikyti šeimą, kaip ir minėjau, vyras turi uždirbti daugiau. Taip priklauso ir visi tie sociologiniai skaičiavimai, kas daugiau uždirba, čia, sakau, yra marksizmas, komunizmas, reikia to vengti. Iš viso taip skaičiuoti net ir negalimas. Tada turim visus sulyginti, sakau, visi lygus ir visi vienodi. Ir kokią mes tada laisvę turėsime, ir kur mes tada judėsime, ir kur mes tada tobulėsime. Dar vienas aspektas - feminizmas sako, kad moteris neturi gimdyti vaikų, kad moteris turi vengti šeimų. Na, arba jeigu kur šeimas, tai moteris turėtų gyventi vienos, vyras ten padarė savo darbą ir tipo eiktų vėliau. Na, jūs gal nepatikėsite, bet pasiskaitykite, ką šiais laikais feminizmas teikia. Noriu iš karto jums pasakyti, kad vaikas augęs vieno, reiškia, tėvo, motinos, sakykime, šiuo atveju motinos šeimoje, be tėvo, nebus lygiai toks pat vaikas, kuris būtų augęs su tėvu ir su motina. Tėvas vaikui, sakyčiau, netgi būtinesnis nei mama, nes jisai toks vaikas tikrai bus nepilnavertis, paklauskite bet kokio psichologo, paklauskite bet kokio mokytojo. Visi, reiškia, vaikai, kurie neturi tėvų, jie bus silpnesni, jie turės mažiau vyriškumo, berniukai, sakykime, mergaitės taip pat turės labai daug trūkumų, reiškia, jos bus nepilnavertės, reiškia, ir daug bus, aš nesigilinsiu, daug bus tokių nemalonių aspektų ir jeigu visos tokios galų gale šeimos liks, mamos augins vaikus be vyro, ko feminizmas ir siekia, tai nuo to tik nukentės, reiškia, visuomenė. Kodėl? Todėl, kad bus nepilnaverčiai vaikai, jie po to užaugs ir bus nepilnavertė visuomenė. Dėl to šeimos yra geriausiai, kai yra ir vyras, ir žmona. Ir tokie, reiškia, teiginiai feminiščių tikrai yra, netgi pasakyčiau, pavojingi ir turėtų būti praktiškai uždrausti. Na, šiais laikais, reiškia, žodžio laisvė, reikia ją gerbti, reikia ją mylėti, tai galima šnekėti, ką nori, bet aš skaitau, jeigu jūs palaikote tokią tvarką, tai pažiūrėkite, kur tai mus prives. Dar vienas baisus aspektas - feministės palaiko musulmonus. Tai būtų absurdas iš tikrųjų, nes musulmonų šalyse moteris turi mažiau teisių nei mūsų šalyse, išsivysčiusiuose šalyse gyvuliai iš tikrųjų. Su gyvuliais taip nesielgiama, kaip musulmonai elgėsi savo šalyse su moterimis. Ką jau kalbėti savo šalyse, jie dabar jau taip elgėsi ir Europos valstybėse. Na, jeigu jūs nežinote, sakykime, moteriai nupjaunamas, reiškia, mergaitėms nupjaunamas klitoris, susiūnamas, reiškia, ne tik klitoris nupjaunamas, reiškia, visos lytinio organo lūpytės, susiūnama viskas, praktiškai visam gyvenimui žmogus lieka invalidas iš tikrųjų. Kodėl? Nes, kad užaugus moteris nepatirtų jokio meilės, iš meilės jokio malonumo. Uždedamos, reiškia, tos kaip ninzai, kad jų niekas nežiūrėtų. Praktiškai, jeigu vyras nori, jis gali užmušti savo žmoną. Tai visiškai leidžiama, kad tik būtų kažkokia priežastis. Tai jeigu mes teiksime, kad tokios moteris turi kažkokį privalumą prieš, reiškia, mūsų išsivysčiusių krikščioniškų, reiškia, pasaulio šalių moteris, tai aš tada nežinau, apie ką tas feminizmas iš viso šneka. Toks jausmas, kad tos pačios feministės pavydi to moterims, nes jos nori būti dominuotos. Bet kadangi niekad nebuvo dominuotos, yra nusivylusios ir praktiškai jos net nežino, ko jos nori. Praktiškai jos net nežino, ko jos nori. Jeigu nesuprantate, apie ką aš šneku, tai pažiūrėkite, kas darosi Vokietijoje. Tenais, reiškia, lyderiai yra, žinoma, feministė, Merkel. Na ir pažiūrėkite, kur ta šalis vyksta. Turbūt pirma šalis Europoje, kuri taps visiškai musulmoniška. Tikrai taip. Praktiškai jau, aš nežinau, ar to įmanoma išvengti. Tai
Tai tuo ir siekia feminizmas, reiškia, praktiškai krikščionybės panaikinimu ir perėjimo prie musulmonų tikėjimo praktiškai. Ir sakau, jeigu duoti, reiškia, visom tom nusivylusiam lesbietėm, moteriam valdžią, tai mes būtent ir gausim. Ir Lietuvoje taip pat, nes mes turim savo Merkel Lietuvoje ir manau, kad jinai nemažiau yra pavojinga. Visa laimė, kad Lietuva nėra pakankamai turtinga valstybė, kad sudominti musulmonus. Bet palaukite. Ateis ir į mūsų šalis, jeigu neuždaryti durų. Taip sakant, kai jau bus visos kitos šalis bus užpildytos musulmonais, ateis ir į Lietuvą. Tai būtent to feminizmas ir siekia. Tai jeigu jūs po šios laidos vis dar likote feministas ar feministė, tai aš jums siūlau rimtai susimastyti, ko jūs gyvenime siekite. Jūsų laisvė baigsis tuom, kad uždės jums maršką ant galvos, jūsų dukrai išpjaustys visas lytinį organą, uždraus jums vairuoti, elgsis blogiau negu mes elgiamės su šunimis. Mes šunų čia negalim taip mušti, užmušti vidury gatvės, apmėtyti akmenim. Pagalvokite gerai. Ar verta nusivylusiom, reiškia, moterim, kurios negavo vyro. Ir tam yra priežastis duoti valdžią į rankas. Ir ar verta sekti jų, taip sakant, pėdomis. Tai prives prie mūsų civilizuoto pasaulio išnykimo. Gerai, tiek bus šiai laidai. Kaip ir visada, laidos gale skaitysiu jums savo knygutę. Iki. Žiūrovai. Dabar jums skaitysiu ištrauką iš savo knygos Naujoji Iliada. Priminsiu, kad knyga turėtų pasirodyti prekyboje maždaug rugsėjo mėnesį 2017 metų. Taigi ieškokite knygynuose, taip pat dairykitės internete. Aš manau, kad vienur ar kitur tikrai gausite nupirkti, o ateityje šiaip būtinai pasirodys ir elektroninė versija knygos. Gerai, reiškia, knyga yra suskirstyta į daug, reiškia, dalelių ir aš dabar skaitysiu vieną iš dalelių, kuri paimta iš vidurio knygos. Iškart turbūt suprasite, apie ką ši dalelė, bet knyga bendrai yra visa surišta, taigi ir ši dalelė yra, reiškia, įtraukta į bendrų įvykių, reiškia, ciklą. Būtinai nusipirkite šitą knygą, jeigu jūs save tobulinate, jeigu jums įdomi filosofija, įdomios mano mintis, jūs tikrai daug sužinosite ir daug patobulėsite. Gerai, negaištu daugiau jūsų laiko, perinu prie skaitimo. Naujoji Iliada, 23 dalis, Baltramėjaus liudijimas. Tai buvo viena saulėtų vasaros dienų, kai aš kartu su kitais žvejais, 11 vyrų, buvome užmetę tinklus giliuose vandenyse. Oras buvo nuostabus ir nežadėjo nieko blogo. Kai staiga giedrame danguje išvydome auksinę uodegą paskui save tempiančią kometą. Žiūrėkite, kometa, sušuko vienas iš mūsų vardu Tomas. Petrai, ką tai galėtų reikšti, paklausė mūsų vyriausiojo. Kometa su auksinė uodega pranašauja džiaugsmą, atsakė tas. Staiga kometa iš pradžių skriejusių padangėmis pakeitė kryptį ir pradėjo sparčiai sklęsti žemyn. Ji leidžiasi ant mūsų, išsigando Judas. Ir iš tiesų atrodė, kad kometa krenta kaip tik ant mūsų laivo. Klaupkitės, melskitės, spėjo surikti Petras. Ir kometa smigo į vandenį visai šalia, sukeldama tokią bangą, kad vos neapvertė laivo. Kai vanduo kiek aprimo, pamačiau visus klūpint ir meldžiantis. Apsidžiaugiau, kad nė vienas iš mūsų nenukentėjome. Todėl, kad tikėjome, taip mūsų išsigelbėjimą paaiškino Petras. Iš tos pusės, kur nukrito kometa, sklido keisti dangiški garsai. Tarsi grotų muzika, pažvelgę garsų link išvydome vandenyje
plūduriuojantį keistos formos objektą panašų į gigantišką kiaušinį. Tai jis skleidė tuos keistus, magiškus, su niekuo nepalyginamus garsus. Kas tai? Sužiūrome į Petrą. Matyt, Dievo siuntinys mums, ne kitaip, paaiškino Petras. Staiga objektas atsivėrė, jo artmėje stovėjo mergelė, rankose laikanti kūdikį. Visi apmirėme netekę žado, nedrįsome net kvėpuoti. Aš Marija, tarė mergelė, mums vis dar neatgauna tamo. O čia Dievo sūnus, pridūrė švelniai, žvelgdama į kūdikį. Petras krito ant kelių, ant krūtinės sukryžiavęs rankas. Jo pavyzdžiu pasiekėme visi buvusieji laive. Nereikia, ne dabar. Verčiau padėkite užlipti ant denio, paprašė Marija. Nedelsdami priėmėme dangaus žmonės su didelė pagarba. Mūsų nuostabai Marijai su kūdikiu atsidūrus laive iš aukštybių nukritęs kiaušinis palengva užsivėrė ir pakilęs atgal į padangės, netrukus dingo iš akių. Aš Petras, o čia mano vyrai. Esame paprasti žvejai, prisistatė pats ir pristatė mus Petras. Marija apžvelgė mus susirūpinusių žvilgsnių. Ar galėsite mus priglausti, paprašė, mums gresia pavojus. Dar paaiškino. Pavojus, nusistebėjo Petras. Koks pavojus gali grėsti dangaus žmonėms? Juk pati sakė, kad kūdikis paties Dievo sūnus. Marija kiek padelsė prieš atsakydama. Mažylio tėvas nusisuko nuo jo ir nori pražudyti, pagaliau tyliai atsakė. Mes net aiktelėjome išgirdę tokią naujieną. Kurį laiką tvyrojo slogi tyla, nesumuojame ką ir sakyti. Kūdikio tėvas, Dievas, nori savo paties sūnaus mirties? Nesuprantu. Maniau jūs atsiųsti iš dangaus į žemę su kokia nors misija, nejaukiai tylą nutraukė Petras. Marija atsakė ne iškart, buvo matyti, kad prieš pribildama svarsto, ką pasakyti. Deja ne, mes esame pabėgėliai ir mums reikia saugaus prieglobsčio, ryžosi atskleistis skaudžią tiesą Marija. Šį kartą net Petras nežinojo, ką besakyti, kaip mums pasielgti. Priimti dangaus žmonės, kurie slapstosi nuo paties Dievo? Gerai, po apmąstymų galiausiai tarė Petras. Padėsime, kuo galėsime. Mūsų duona, jūsų duona. Galėsite saugiai gyventi mūsų namuose, čia niekas jums negrės. Taip ir pasielgėme, atvykėlius priglaudėme pas save. Marija prašė, kad laikytume paslaptyje jų dangišką kilmę, bet Judas neištvėrė ir kaimelėje prasitarė, kad Marija ir kūdikis yra nusileidę iš paties dangaus. Visa laimė, kad šių gandų niekas rimtai nepriėmė, išskyrus keletą ypač patiklių žmonių. Kaimelio gyventojai patikėjo, kad Marija su sūnumi čia atkeliavo iš tolimo svetimo krašto. Marija buvo nepaprastai graži mergina, tad netruko susirasti vyrą. Išaiškėjo, kad ji buvo skaisti, tą išviešino Marijos vyras. Kaimelėje bemat pasklido šnekas, tuomet visi atsiminė, ką buvo sakęs Judas, kad atvykėliai nusileidė iš dangaus. Ji pastojo, būdama nekalta, kūdikis tai Dievo sūnus, šnabždėjusių žmonės. Laiku bėgant apie Mariją su Jėzumi, tai pavadinome Dievo sūnų, sužinojo labai daug žmonių, nes kalbos apie dangiškuosius atvykėlius nuvilnijo toli už mūsų kaimelio ribų. Plūste plūdo vyrai ir moterys, seneliai ir vaikai, norėdami pamatyti Mariją ir patį Dievo sūnų. Atsiklaupę bučiavo kūdikiui kojas, kartą net atkeliavo 3 turtingi pirkliai iš tolimų kraštų. Petras juos pavadino karaliais dėl jų aristokratiškos mums neregėtos išvaizdos. Stebėjomės, kad jie rodo didžiulę pagarbą Jėzui. Prieš Jėzų klūpėjo net tie didingi 3 karaliai. Sulaukęs 15, Jėzus vis labiau tolo nuo mamos. Nors ar Marija iš tiesų yra jo mama, mes žvejai abejojame. Marija apie tai tylėjo. Bėgant laikui net užmiršo, tarsi slogų sapną, jiems grėsinti pavojų. Niekada apie tai nebeužsiminė. Kartą tarp Jėzus ir jo patėvio kilo kivirčas. Patėviui paprašius, kad jaunuolis jam patalkintų, Jėzus atkirto. Tu negali man įsakinėti, ką daryti ir ko ne, juk aš esu paties viešpaties sūnus. Tu nieko apie jį nežinai, įsikišo Marija. Jėzus Marijai tėškė per skruostą ir išėjo iš namų, nusprendęs niekada nebegrįžti. Surinko mus 12 žvejų, tuos, kurie buvome jūroje tada, kai jis su Marija nusileido iš dangaus. Pasakė mums,
kad jo misija šiame pasaulyje yra vykdyti tėvo valią, skleisti jo žodį. Sakėsi esąs Mesijas, tas, kurį išpranašavo senovės legendos. Klausė mūsų, ar nesutiksime būti jo apaštalais. Mes nedvejodami sutikome. Jėzus mums visokiojopai talkinant pradėjo savo misiją, lankė kaimus ir miestelius, skelbdamas sutiktiems žmonėms Dievo valią, jo žodį. Mokė, kad žmonės iš prigimties yra lygus, kad daugiau turintys turi dalyti su vargšais, propagavo taiką ir ragino nuolankiai priimti kiekvienam skirtą dalį. Jėzus sulaukė didžiulio vargšų palaikymo, bet turtingieji nebuvo linkę dalyti savo turtais su skurstančiais, todėl Jėzus mesijumi nepripažino. Maža to, nenorėjo jo nei matyti, nei girdėti. Apšaukė jį vargetų princu Valkata. Nepastebimai slinko dienos, mėnesiai, metai. Jėzus toliau skleidė savo tiesas, bet pasaulis nuo to geresnis nesidarė. Vargšai liko vargšais, turčiai turčiais. O prievarta, kaip viešpatavo anksčiau, taip ir tebeviešpatavo. Reikėjo stebuklo, kad Jėzaus žodžiai pasiektų kiekvieno žmogaus širdį. Reikėjo neginčiajimo įrodymo, kad jis yra tas, kuo dedasi, Mesijas, žmonių išganytojas. Vieną vakarą Petras pasikvietė mane ir dar kelis labiausiai patikimus vyrus. Tarė, mes turime padėti Jėzui. Bet kaip, paklausiu, juk Jėzų tik vienas iš daugelio, pasakė Tomas, turėdamas omenyje pasiskelbusius mesijais, jų buvo išties daug. Ir kiti daro stebuklus, pridūrė Jokūbas vyresnysis. O Jėzus be kalbų nieko daugiau nemoko, nepatikliai pridėjo Tadas ir atrodo kaip paprastas žmogus, išskyrus, kad yra labai plaukuotas. Įsiterpė Jokūbas jaunesnysis ir visi prapliupome kvatotis. Mūsų juoką nutildė Petro žodžiai. Jei Jėzus nemoka daryti stebuklų, turime juos suklastoti. Suklastoti, perklausiau aš. Taip, suklastoti, pakartojo Petras. Kitaip nieko nebus. Niekas Jėzaus žodžiais be stebuklų nepatikės. Bet kaip tą padarysime, negalėjau patikėti. Ar tai įmanoma, suabejojo Jokūbas jaunesnysis. Petras kiek pamastęs pasakė, ryt pamatysite, kai ką sugalvojau. Tik niekam, o ypač Jėzui, nė žodžio apie šį pokalbį neprasitarkite. Tegul tai lieka mūsų paslaptimi. Kitą dieną mes 12 apaštalų ir Jėzus apsilankėme smuklėje, kur keli jau gerokai apsvaigę vyrai mėgavosi vynu. Jėzus pradėjo dėstyti jiems savo idėjas, bet šie tik numojo ranka. Irgi mat, Mesijas atsirado. Tu šiandien jau ne pirmas. Paniekinamai rėžė vienas iš vyrų. Ir turbūt ne paskutinis, pridūrė kitas ir visiems pritariamai suūžus susipylė bokalą vyno gerklėn. O jei Jėzus jums parodytų stebuklą, ar patikėtumėte, paklausė jų Petras. Na, jei parodytų stebuklą, nepatikliai nutęsė vienas jau gerokai apgirtas vyras. Kaip manote, kas šioje statinėje, paklausė Petras, rodydamas ranką į vieną iš statinių stovėjusių smuklės kampe. Man duok, gūžtelėjo pečiais vienas iš sugerovų. Jėzau, kreipėsi į Mesiją Petras, paprašyk savo tėvo, kad paverstų vandenį vynu. Jėzus sutrikęs pažvelgė į Petrą. Tiek jis, tiek mes, jo apaštalai, puikiai žinojome, kad Jėzus stebuklų daryti nemoka, bet nebuvo kitos išeities. Jėzus užsimerkė ir paprašė tėvo padaryti tai, ką Petras sakė. Viskas, jau, paklausė smuklės lankytojai, ten jau vynas? Taip, patikrinkite, leido Petras. Antrą kartą kartoti nereikėjo, vyrai atkimšo statinę, prileido ąsočius joje buvusio gėrimo ir nedelsdami susivertė į gerkles. Džiaugsmingai nustebo, supratė, kad statinė išties buvo vynas. Stebuklas, stebuklas, šūkaliojo užautautojai, prisipildęs sklidinus bokalus vyno. Ir koks gardus išties dangiškas gėrimas, negailėjo pagirų. Vėliau sužinojame, kad Petras, padedamas kelių mūsų suokalbėje dalyvavusių apaštalų, apkeitė statinę dar prieš Jėzų apsilankant smuklėje. Pakeistoje statinėje buvo pripilta tyriausio vyno, kokio vyrams dar net neteko ragauti. Bemat po visą miestą pasklido gandas, kad Jėzus, Dievo sūnus, vandenį pavertė vynu. Nepaisant mūsų surežisuoto stebuklo didelės sėkmės, mes, atrinktieji, žinojame, kad to negana. Stebuklų reikia daugiau ir įspūdingesnių. Tokių, kad net didžiausias skeptikas
patikėtų, jog Jėzus yra tikrasis Mesijas, o ne dar vienas apsišaukėlis, kurių buvo apstu. Kitame mieste, į kurį atkakome, gyveno aklas senis. Miesto centre jis kasdien klūpėdavo ant kelių ir prašydavo išmaldos. Petras gudrumu išsiaiškino, jog Elgeta nėra joks neregys, o apsimetėlis besinaudojantis žmonių gailestingumu. Kartą eidamas pro šalį, Petras metė monetą, bet ne seniui į kepurę, o kiek toliau. Pasukęs už namo kampo, pasislėpė ir stebėjo, ką darys Elgeta. Senis apsidairęs, ar kas nemato, vikriai atsistojo ir nuturseno į gatvės vidurį, kur gulėjo moneta. Skubiai čiupo ją ir dairydamasis į šalis įsibruko į kišenę. Kitą dieną Petro paprašytas Jėzus ėjo kaip tik tą gatvę, kur išmaldos prašė apsimetėlis neregys. Paskui Jėzų dreikėsi nemaža palyda mūsų palaikančių žmonių ir mes visi 12 apaštalų. Priėjęs prie išmaldos prašančio neregio, Petras tarė Jėzui: Mesijau, padaryk taip, kad šis neregys vėl išvystų saulės šviesą. Paprašyk savo tėvo sugrąžinti jam regėjimą. Šis aklasis jau ne 10 metų nieko nemato, pasakė kažkas iš minios. Tai buvo irgi mūsų sumanyta klasta, kad vienas iš mūsų įsimaišęs į minią pasakytų šiuos žodžius, idant stebuklas atrodytų dar įtikinamesnis. Jėzus ir vėl neturėjo pasirinkimo. Kaip jis savo sekėjams galėjo prisipažinti, kad negali išgydyti neregio akių? Koksgi jis tada Dievo sūnus? Jėzus užsimerkė ir pusbalsiu paprašė tėvo grąžinti aklajame regėjimą. Tuomet atsimerkė suėmė Elgetą už pečių ir pakėlė. Neregys toliau vaidina savo vaidmenį. Nieko neatsitiko, nusivylęs tarė kažkas iš minios ir tai nebuvo jau vienas iš mūsų. Apsišaukėlis, piktai riktelėjo kažkas ir visi pradėjo šnibždėtis, kad Jėzus joks ne Mesijas. Petras buvo pasiruošęs tokiai įvykio eigai. Tuomet jis iš kišenės išsitraukė labai didelės vertės auksinę monetą. Toji, nukviesta saulės spindulių, ryškiai blykstelėjo ir atkreipė aklojo dėmesį. Jis nejučia išsidavė, instinktyviai pažvelgęs tvinksančios monetos pusėn. O kai Petras monetą pakišo jam panosin, seniui iš akių net ašaros ištryško, griebėsi monetą, tarsi gelbėjimos ratą, suriko: Matau, stebuklas, matau! Spektaklis pavyko idealiai ir publika liko sužavėta. Paversti neregį matančių pasisekdavo ne kiekvienam mesijui. Sekėjai į Jėzų pakėlė ant rankų ir visos procesijos metu nešė tarsi karalių. Jėzus, nenutuokiantis apie mūsų klastotes, patikėjo galįs daryti stebuklus. Patikėjo ir 6 apaštalų, kuriems Petras nieko apie mūsų susitarimą nesakė. Bet šito dar nepakako, reikėjo daugiau, kur kas daugiau. Tiek, kad kiekvienas įtikėtų Dievo sūnaus galia. Petras viename iš mūsų miestų, kuriame viešėjome, rado padorę šeimą. Sumokėjęs didžiulę sumą pinigų, pusę viso savo gyvenimo santaupų paprašė suvaidinti, kad jų sūnus yra miręs ir per laidojimo ceremoniją bus prikeltas Jėzaus. Mirusiojo prikėlimas tais laikais buvo didžiulė retenybė. Jei mums būtų pavykusi ši gudrybė, tai neabejotina žinia apie Jėzaus stebuklingas galias pasklistų toli aplinkui. Mirusių apsimetusio berniuko prikėlimo dieną, kaip ir buvo Petro iš anksto suplanuota, mūsų procesija, lydinti Jėzų ir visa paskui jį sekanti žmonių minia netyčia susidūrė su laidojimo procesija. Išvydusi Jėzų, kaip ir buvo sutarta, mirusiojo berniuko mama krito prieš jį ant kelių. Raudodama pradėjo bučiuoti Jėzui kojas ir maldauti, kad pasitelkęs savo stebuklingas galias grąžintų jai jos sūnų, mirusi prieš 3 dienas. Jėzus iš pradžių dvejojo, ar sugebėsės tą padaryti, bet moteriai ir toliau nenustojant maldauti, jis visgi nusileido, sakydamas, jog paprašys tėvo, bet tik Dievui spręsti, ar vaikui dera grįžti į šį pasaulį ar ne. Jėzui prisilietus prie karste gulinčio mirusio apsimetusio vaiko, tas kaip mat atsisėdo. Visi susirinkusieji į laidojimo ceremoniją ir mūsų procesijos dalyviai net aiktelėjo iš netikėtumo. Jėzus prikėlė mirusįjį,
Tai iš tikrųjų Dievo sūnus, sklandė minioje džiaugsminga žinia. Niekam nekilo jokių abejonių stebuklo tikrumu, nes suvaidintoje scenoje dalyvavusi šeima buvo žinoma kaip padori, niekuomet nesivelianti jokias apgavystės. Maža to, jie patys įtikinėjo visus, kad Jėzus išties padarė didį stebuklą, atgaivino jau 3 dienas mirusi jų vaiką. Jų žodžiai buvo geriausias Jėzaus magiškųjų galių įrodymas. Po šio stebuklo Mesijo populiarumas augo kaip ant mielių. Netgi tučiai ėmė šlietis prie mūsų judėjimo. Kaip mums patekti į Dievo karalystę, paklausė jie Jėzaus, norėdami prisidėti prie mūsų. Klausė jie Jėzaus, norėdami prisidėti prie mūsų. Jėzus atsakydavo: turtingo žmogaus kelias į dangų nelengvas, nes į mano tėvo Dievo karalystę patenka vien tik vargšai. Kad patektumėte į rojų, jums daugiau turintiems reikia atiduoti visus savo turtus varguoliams. Išgirdę Jėzus reikalavimus, turčiai greitai nuo mūsų nusisukdavo. Niekas, būdamas sveiko proto, nenorėjo keisti gero gyvenimo žemėje į pažadėtą į pomirtinį rojų. Laiko bėgant Petras surežisavo dar vieną didžiulį pasisekimą turėjusi stebuklą, taip palaidodamas visus savo sukauptus turtus. Apie Jėzų kalbėjo visur, kur tik lankėmės. Žmonės buvo svetingi, maitinamus girdė, suteikdavo nakvynę savo namuose. Mūsų judėjimas nepaliovė stiprėti iki tos lemtingos dienos, kai Jėzus sutiko ją, moterį, kuri viską apvertė aukštyn kojomis, Mariją Magdalietę, savo neprilygstamų kūnų grožiu, privertusią mūsų Mesiją prisiminti, kad jis yra paprastas mirtingasis su trūkumais ir kūniškomis aistromis. Nepraėjo nė diena ir Jėzus gulėjo jos glėbyje, prisiglaudęs prie nuogos moters krūties, lyg mažas bejėgis kūdikėlis, kurį išvydome ant mergelės Marijos rankų mūsų laivo denyje. Niekas dėl to pernelyg neišgyvename, išskyrus Petrą, kuris mūsų visų nuomonę paviduliavo Marijai, Jėzaus dėmesio ir būgštavo, kad šie santykiai pakenks mūsų judėjimo prestižui. Jis buvo teisus, akimirksniu nuvilnijo kalbos, kad Jėzus negali būti Dievo sūnus, susidėjęs su paprasta mirtingaja. Beje, apie Magdalietę sklandė blogos kalbos, kad ji esanti paleistuvė. Petras bandė Jėzui įkalbėti mesti šią moterį, pavadinęs ją prostitute, bet Jėzus atkirto: aš ją myliu ir ketinu vesti, o jūs, kurie manęs nebepalaikote, išeikite ir daugiau niekada nebesugrįžkite. Jau seniai visi buvome kaip broliai, todėl tokie Jėzaus žodžiai mus visus giliai įžeidė. Tad nori nenori teko paklusti jo valiai. Jėzui vedus Mariją Magdalietę ir vis mažiau skiriant laikui mesijavimui, judėjimas ėmė silpnėti. Jį visiškai pavergė ta, kaip Petras pavadino, prostitutė. Ir jis neklydo, nes Marija Magdalietė slapta nuo Jėzaus susitikinėjo su galva dėl jos pametusių judų. Petro apie tai užsiminus, Jėzus jam griežtai liepė palikti mūsų judėjimą. Petras ašarų pilnomis akimis atsakė: aš išeinu, bet niekada Jėzau tavęs neišsižadėsiu. Tu jau išsižadėjai, atkirto jam Jėzus. Petrui priversinai pasitraukus, Magdalietė paskelbė, kad dabar jį užimsianti Petro vietą ir nuo šioliai būsinti vargetybės judėjimo lyderė. Jėzus patvirtino kiekvieną jo sakytą žodį. Marija Magdalietė savo rankas perėmus judėjimo veiklą, vieną po kitos pasipylė nesėkmės. Nesėkmių virtinę vainikavo įvykis, kai Jėzus, apsilankęs šventykloje, pakliuvo į keblią situaciją, mat jam teko pademonstruoti savo magiškuosius sugebėjimus iš anksto nesurežisavus. Petras tą kartą taip pat buvo toje šventykloje, atėjęs atskirai, nes jam buvo uždrausta būti kartu su mumis. Atsargiai klasta šūktelėjus Jėzui, bergždžiai bandant varinę monetą paversti auksinę. Nepavykus to padaryti, Jėzus pirkliui paprašiusiam pademonstruoti stebuklingas galias, metė monetą tiesiai į veidą. Kas Cėzario, atiduokite Cėzariui, kas Dievo Dievui, suriko Jėzus, bet pirklys pasišaipė. Nieko kito ir nesitikėjo išvargintų princo. Jo žodžius pasigavo šventykloje buvę žmonės ir pradėjo juoktis iš Jėzaus.
Jėzus neapsikęsdamas patyčių, negalėdamas nieko kito padaryti, puolė savo rankomis griauti šventykloje stovėjusius priekystolius, šaukdamas, kad Dievo namuose nevalia prekiauti. Toje patį šventyklą buvo išvesti tvarkos sergėtojai ir tik vargais negalais pavyko išgelbėti Jėzų nuo didesnių bėdų. Grįžęs į namą, kuriame buvome tuomet prisiglaudę, Jėzus paklausė mūsų, kaip atsitiko, kad moneta nepavirto auksine. Susižvalgėme, galvodami, ką atsakyti. Tie, kas žinojome apie stebuklų klastojimą, pasikvietėme Jėzų į šalį. Toliau nuo nieko apie tai nenutuokiančių akių ir atskleidėme visą tiesą. Papasakojome ir tai, ką buvo sakiusi Marija, kad ji atvyko į žemę, gelbėdama Jėzų nuo jį pažudyti norinčio tėvo. Jėzus nenorėjo mūsų žodžiais tikėti ir nieko keistų, juk tiek metų manė esąs ypatingas, tikėjo, kad jo tėvas, Dievas, myli jį, o dabar išgirdo, kad viskas yra priešingai. Nepatikėjęs mumis, jis išvyko pas savo buvusią globėją Mariją. Nežinome, ką jiedu šnekėjo, bet kai Jėzus grįžo, buvo toks suglumęs ir prislėgtas, kad sunkiai galėjo jį pažinti. Atrodė it šešėlis to legendinio mesijo, koks buvo anksčiau. Apimtas nevilties sėdo ant paprasto asiliuko, užsidėjo ant galvos erškėčių vainiką ir taip prajojo visomis miesto, kuriame tuomet buvome apsistoję gatvėmis, žmonėms skanduojant: Elgetų princas, vargeta. Sugrįžus Jėzui dar tą patį vakarą į mūsų nakvynės namus įsivežė tvarkos sergėtojai ir suėmė jį dėl to incidento šventykloje. Vėliau iš žmonių sužinojome, kad Jėzų valdžiai išdavė Judas. Jį matė besišnekantį su teisėsaugoje aukštą postą užimančių pareigūnų, kuris sumokėjo Judui krūvą pinigų. Bet vėliau Judas jų atsisakė, paaukojęs juos vargšams. Pats Judas, būdamas neryžtingas, kieno nors nepalieptas, taip pasielgti negalėjo, nors ir turėjo priežastį, aistringai mylėjo Mariją Magdalietę. Mes kiti apaštalai išdavystę kaltinome pačią Magdalietę, prikalbinusią galvą dėl jos pametusi Judą išduoti Jėzų. Jėzus, paties Romos Judėjos provincijos prefekto Poncijaus Piloto, buvo nuteistas miesto teismo aikštėje viešai nuplakti rykštėmis. Bausmė buvo įvykdyta nedelsiant, stebint susirinkusiai miniai. Po egzekucijos Poncijus Pilotas išsityčiojo iš Jėzus kaip iš Dievo sūnaus. Tave viešai nuplakė, o tavo Tėvas, visagalis Dievas, dėl tavęs nė piršto nepakrutino. Po tokio įžeidimo Jėzus tarsi prarado paskutinius sveiko proto likučius. Pradėjo kalbėti tokius dalykus, lyg pats nelabasis būtų užvaldęs jo smegenis. Dievas, kuriuo visi tikite, kuriam meldžiatės ir jam aukojate, yra ne kas kitas kaip šunsnukis ir sadistas. Jis savo vaikus nužudo ir kala prie kryžiaus ant kryžių kalno. Ten kabo tūkstančiai mirusių Dievo vaikų ir aš turėjau būti vienas iš jų, jei mano gyvybės nebūtų išgelbėjusi Marija, pasprukusi iš jo karalystės kartu su manimi dar kūdikiu. Klausykite manęs įdėmiai, kartoju jums, Dievas yra pamišėlis, jis šunsnukis ir sadistas, kalbėjo Jėzus. Nuo jo žodžių mums, jo apaštalams, plaukai ant galvos atsistojo piestų. Teismo aikštėje susirinkusieji Jėzui nepaliaunant piktžodžiauti, kad nutildytų jį, užmovė ant galvos maišą ir prievartą pasodinę ant krėslo pririšo. Tuomet perpjovė riešų venas, gyvam nuleido kraują. Tądien buvo karšta tyki diena. Staiga užgesus Jėzaus gyvybei, tarsi iš niekur atūžė smarki audra ir žmonės išsilakstė iš aikštės tarytum išsigandę, kad gal iš tiesų nužudė Dievo sūnų ir taip užrūsino jo tėvą. Prie Jėzaus kūno likome tik mes, 11 apaštalų, Petras ir Marija Magdalietė, kuri be paliovos raudojo ir bučiavo mirusiojo kojas. Išvydę, kaip sielvartauja Magdalietė, suabejojame, ar tai jį išdavė Jėzų. Mūsų kaltinami žvilgsniai nukrypo į Petrą, juk jis paviduliavo Marijai Jėzaus dėmesio. Ar ne jis bus pamokęs Judą?
Neilgai trukus audrai įsisiautėjus dar labiau teko ir mums kuriam laiku palikti teismo aikštę. Kai audrai kiek aprimus grįžome atgal, išvydome Jėzų ten pat pririštą prie krėslo, tik į mus žvelgė tuščias akiduobės, o ant jo peties krankdamas tupėjo didžiulis varnas. Po Jėzaus laidotuvių, nepakeldamas kaltės jausmo, nusižudė Judas. Marija Magdalietė sakė, kad jis labai išgyveno dėl visko, kas nutiko. Mums perdavė jo priešmirtinį laišką, kuriame Judas prisipažino Jėzų išdavęs jo paties prašymu. 3 dieną po Jėzaus mirties mus pasiekė keista žinia. Jėzaus kapavietė esanti išplėšta, Jėzaus kūnas pavogtas. Kitą dieną Petras viešai pareiškė, kad Jėzus po mirties prisikėlė ir lankėsi jo namuose. Kartu jiedu valgė ir gėrė. Jėzus pasakojo po mirties tapęs Dievu ir užimsiąs garbingą vietą šalia savo tėvų. Savo šventvagiškas kalbas prieš mirtį aiškino nelabojo pinklėmis. Pats nelabasis norėjo palaužti mane, bet jam nepavyko, nepasidaviau jo valiai, todėl buvau išgelbėtas. Surinkęs mus apaštalus, Petras liepė, kad ir toliau skleistume Jėzaus mokymą, kad parašytume liudijimus apie Mesijo gyvenimą, gal tik nuslėpdami paskutinėje jo kalbą iš dangaus nusileidusi kiaušinį ir visą tai, ką apie Dievą kalbėjo Jėzaus globėja Marija. Sakė, kad toks buvo paskutinis Jėzaus prašymas. Visų, kas žinojome apie suklastotus stebuklus, paprašė, kad nieku gyvu apie tai neprasitartume, kad rašytume, jog jokių stebuklų nebuvo apskritai arba kad jie buvo tikri. Tuo norėčiau ir baigti šį mano liudijimą. Prisiekiu, kad viskas, ką parašiau, yra neginčiama tiesa. Žinau, kad ir kiti rašo liudijimus, bet rašo kitaip. Jonas ir Matas iki šiol taip nieko ir nesužinojo apie stebuklų klastotę. Perkaito kamerą ir išsijungiam, taip jau su manimi būna. Taigi, Tomo liudijime, tai Jėzus tenais buvo paminėtas kaip koks budistų, vienuolis, kuris dėsto taiką žydams. O kaip ir žinote, yra 4 liudijimai, kuris stebuklai paminėti. Yra Petro liudijimas rastas, kuris iš tikrųjų yra labai fantastiškas, dėl to jis buvo neįtrauktas į Bibliją. Ir yra Marijos Magdalietės rastas liudijimas, kad ji iš tikrųjų buvo jo moteris. Klausykite įdėmiai, yra iš tikrųjų rastas toks liudijimas, kad ji iš tikrųjų buvo jo moteris. Ir kad jai iš tikrųjų Jėzus yra palikęs misiją vadovauti krikščionybei ir kad jis yra daug, ką reiškia, jai prišnekėjęs, reiškia, daug dalykų, kurie nebuvo šiaip skelbti. Kas yra tiesa, spręskite jūs, bet aš manau, jeigu jūs esate pakankamai protingas, turbūt žinote, kas yra tiesa. Tikra tiesa yra mano knygoje, taip kad pirkite Naująją Iliadą, viskas. Čiau.